Labas. Šiame video pamatysi mano ir Dovydo pokalbį, kuriame Dovydas pasidalino savo istoriją, kaip žmogus, kuriam yra 17 metų, kuris vis dar lanko mokyklą ir kuris gali organic dropshippingui per dieną skirti tik 4 valandas, pasiekė tai, ko daugelis žmonių šioje srityje siekia metus. Dovydas pradėjo užsiimti organic dropshippingu 2025 m. rugsėjo mėnesį ir kaip dauguma testavo produktus, užsisakinėjo produktus, nematė gerų rezultatų, bandė taisyti problemas, taisyti klaidas, bet rezultatai vis vien nebuvo tokie, kokie tenkintų. Savaitės virto mėnesiais, produktai buvo keičiami produktais, o didelio proveržio vis nesulaukė. Viskas pasikeitė tuo met, kai Dovydas nusprendė pereiti prie AI kurto turinio strategijos. Ir gan greitai po turinio strategijos pakeitimo Dovydas pamatė savo pirmą $100,000 apyvartos mėnesį. Šiame pokalbyje jis atvirai papasakos, kas veikia, kas neveikia ir kodėl būtent AI, dirbtinio intelekto kurtas turinys, tapo tuo lūžio tašku. Jeigu tu šiuo metu esi toje pačioje vietoje, kurioje buvo Dovydas rugsėjo mėnesį, kai tik pradėjo, nematė gerų rezultatų ir taip toliau, šis video yra kaip tik tau. Tad pasiimk užrašinę, išjunk telefono garsą, susikaupk ir keliaukime tiesiai į mūsų pokalbį. Vienas dalykas prieš pradedant, Dovydas šio pokalbio metu nenori atskleisti savo tapatybės ir nenori rodyti Shopify dashboardą. Tačiau tai, ką jis pasakos, yra daug svarbiau negu skaičiai ekrane. Todėl keliaukime tiesiai į mūsų pokalbį. Gerai, ką, labas, NZ, nežinau, pradžiai tai noriu vardą sužinoti, nes tu Discord'e NZ, o kaip tą vadinti, nežinau, tai gali prisistatyti biškį. Tai aš Dovydas, esu iš Kauno, man 17 metų. Organiku užsiemu nuo rugpjūčio 17 arba nuo 16. Tai tiksliau pradėjau domėtis organiku rugpjūčio 16-17, o viską pradėjau tai rugsėjo vidury, nes visos prekės, visi produktai atėjo rugsėjo vidury kažkur jo. Ir nuo tada pradėjau savo organiko karjerą. Ok, geras, tai daugiau biškį negu pusę metų. Biškį daugiau, ne, kažkas tokio. Jo. Ok, geras. Iš kur iš viso organika, kodėl organikas, iš kur sužinojai, kodėl nusprendai prieš šitą pasilikti, kuom užkabino tą? Nežinau, kažkaip kalbėjau ten su vienu žmogum ir man jis sako, yra toks organic dropshippingas, ir aš ten per vieną ausį praklausiau, per kitą išėjo, žinai. Ir kažkaip nelabai sureikšmiau šito organiko, nes dropshippingas, tipo dead, supranti. Ja. Ir aš galvoju, nežinau, gal pabandysiu. Vis tiek nenoriu dirbti nuo 9 iki 5, tai galvoju, reikia kažką naujo išbandyti. Ir kažkaip antrą kartą paklausiau, kas tas yra organikas ir kažkaip galvoju, reikia pradėti. Ir tada sekančią dieną jau iš karto ragelį pirkau, galvoju, jau dabar keliat gal nebėra. Nes tada, kai neturėjau 8 eurų, ta prasme, nieko neprintinau, tai nelabai norėjau aš to ragelio pirkti, nes vis tiek, žinai, nei uždirbu, nei ką, tai tie pinigai, tai nebuvo, kad ten kažką galėčiau savo pirkti. Tai nusipirkau ragelį, kad nebebūtų kelio atgal ir nuo tada viskas prasidėjo. Nice, geras. Surizikavai, žodžiu. Jo. Jo, pradžiai tie žingsniai tokie nedrausus, ten investuot biškį, ką žinau, čia veikia, neveikia, gal čia net atsipirks, tipo, ką tada, žinai, su to rageliu išmest. Tai žodžiu, tai ok, dropshippinį nuo rugsėjo. Tai sakai, iš draugelio sužinojai, o ką draugelis užsiėmė to iš anksčiau? Gal? Neužsiėmė, bet jisai žinojo apie organiką. Aš galvoju, reikia kažkaip pabandyti, tai mes kažkaip galvom kartu pradėti, aš pradėjau. Ir tada jisai nuėjo kitom kryptim, bet irgi su e-commerce. Ok, geras. O tai Lietuvoje tu nesužinojai, iš ką žinau, iš YouTube'o, TikTok'o, apie organiką, ta prasme, Lietuvoje. Ar tu, Lietuvoje, ta prasme, prisijungi prie bendruomenės kažkada anksčiau ar vėliau, ne? Tai įdomu, iš kur sužinojai, kad yra ta bendruomenė irgi. Tai iš TikTok'o. Iš TikTok'o, ok, tai prisijungi prie bendruomenės, iš karto prisijungi tu, ar, nežinau, ten dirbai pats, po to prisijungi, kaip ten buvo? Tuo metu dalinai nemokamas narystės. Ir galvoju, nemokamą narystę reikia pabandyti. Ir pabandžiau, perklausiau visą kursą, užsirašiau viską, pasiruošiau ir taip gavosi. Ok, nice. Jo, gerų metų reiškia pradėjai, nes buvo momentas, kai padariau nemokamas, kažkaip galvoju, davai, tiesiog imkite ir darykit, žinai, žmonės visi.
Tai daug kas prisijungia, daug kas pradėjo nuo to irgi labai smagu, kad tada įmasi veiksmų, nes šiaip dažniausiai žmonės, jeigu pasiema kažką nemokamai, už ačiū, dažniausiai to neįvertina. Tai mane tas biški nervuoja, Jo. nes tipo pasiemi, okei, pažiūrėjau, gal ten 3 video išmokymų ir tipo, okei, viskas atsibodo. Tu nieko nemokėjai, tu žinai, nu, neįtrauktas būsi, tai smagu, kad ėmėsi veiksmų, labai gerai. O dalyvaudavai laivuose? Jo, dalyvaudavau. Dabar vat mažiau dalyvauju, nes jau tiesiog užsiemu organiku ir po Q4 jau mažiau pradėjau, bet ant Q4 tai reikės, manau, joinint vėl labai kiekvieną kolą, kiekvieną kolą joinint, nes labai daug tuo metu būna active žmonių, nes dabar kolose ten apie 20 žmonių būna, tikrai Jo. nėra daug, o pavyzdžiui, lyginant su Q4, tai Q4 žiauriai daug žmonių būdavo, koks 50 ir ten tiesiog informacija tiesiog taip Jo, ratu tada eina, ir žinai. klausimų daug, visi nori, žinai, visi Jo. žino, kad tas yra Q4, žinai, pikas, kur tipo tu dabar gali užsidirbti daugiausia. Tai visi žino, kad pardavimai tada geriausi ir tipo jo, natūraliai labai susidėlioja, kad visi nori kažką sužinoti ir uždirbti. Tai okei, dabar esi mokinys, ne? Jo. Okei, kiek laiko skiri dienoje organikoje? Priklauso šiaip nuo dienos, bet stengiuosi kokias 4 valandas, bet ant vasaros atostogų bus tikrai žymiai daugiau. Okei, na, šiaip 4 valandas tai sočiai visai. Vieną produktą testuoji ar daugiau? Jo, dabar turiu vienerį, tai praktiškai vieną, kitus bandau, bet nelabai spėju. Nu jo, aš šitą irgi pastebėjau. Aš seniau irgi kaip darydavau, tai imdavau kokius 2, 3, 4 gal produktus vienu metu ir žinai visus testuoju, nes full time užsiemu, tai galiu visus testuoti. Bet dabar visą laiką rekomenduoju visiems prie vieno pasilikti, nes nesąmonė. Tu išsiblaškęs būni su tais 4 produktais, tipo, tu juos visus testuoji, bet labai nenuoširdžiai ir labai taupydamas laiką. O jeigu tu prie vieno pasilieki, tai tu gali, žinai, visą savo dėmesį tam vienam skirti ir tiesiog žymiai geresni rezultatai, labai natūraliai. Seniau kažkaip nemaščiau, tai bet realiai čia yra nepakeičiama tiesa. Tai jo, vienas visada yra geriausias. Tai dabar vieną vynerį turi ir gali papasakoti apie jį biškį, aišku, nieko nelyginant, produkto pačio neatskleidžiant, bet kaip aš suprantu, tai yra visas turinys su dirbtiniu intelektu kurtas, ne? Nėra, kad tu pats filmuoji jo. Viskas Viskas su dirbtiniu intelektu. Geras. Šiaip man įdomu, prieš tai, dar prieš šitą vynerį, kiek produktų teko ištestuoti, kur pats filmuoji, tipo ateini, ten scenas dėlioji, apšvietimus ir ten pats filmuoji viską. Kadangi su AI-um, ta prasme, dar nebuvo tokio dalyko kaip AI-us, tai testuodavau palyginus mažai, realiai ištestavau gal kokią 13, taip grubiai paėmus produktų, nes aš paimu produktą, žinai, ir da jau atrodo noriu sekančią dieną jau užsisakyti jau jį, ir da jau žiūriu, jau yra ir konkurentų bando kažką daryti, ir da dar 2 savaitės palauksiu, tai atrodo jau taip dead biškai bus, žinai, produktas. O su dirbtiniu intelektu tą pačią sekundę gali pradėti running produktą. Tai tas šiek tiek stabdydavo mane. Ir kai kurie produktai būdavo high ticket, ten pavyzdžiui nuo 50 eurų vien savikaina prasideda, pavyzdžiui kaip tas dolerio iš San Andreso lempa ta. Žiauriai norėjau runint ir man atrodo ten 40 eurų kainuoja ir maržas ten apie kokią 30%, ten jau šiandien didelės tos maržas. Nekoks. Jo, bet sėjau viral, norėjau runint, tai net nespėjau, nes pamačiau jau kai savaitę jau jį runino ir da jau pažiūrėjau belenkiek profilių. Tai čia, manau, yra vienas iš didžiausių minusų organic dropshipping'e, ką tu gali daryti su fiziniu filmavimu. Jo, tarsi yra tas terminas cost of opportunity. Tipo, tu negali sau leisti 3 savaitės laukti, kol produktas atkeliaus, tipo nesąmonė. Tu jeigu pirmas užmatai, tai gali pasimti dirbtinio intelekto tą Higgsfield apps ar ten kurt contentą, tiesiog tau nereikia laukti 3 savaičių ar kažkas tokio. Nu jo, čia didelis žiauriai pliusas dabar, ką jie pakeitė. Tai o šiaip pavyko uždirbti prieš tai, prieš AI, tipo su tais... Jo, raninau vieną produktą, iš karto kažkaip klikino, tiesiog galvoju, blemą, kietai atrodo. Pabandžiau, turėjau 2 konkurentus, vienas konkurentas šiaip buvo big to, atsimenu vardo to creatoriaus irgi, Antonijo, man atrodo. Tai jo tas, kaip jisai, kur mentorshipą turi studentas, jisai ranino ant to accounto praeitą produktą ir jisai tada pabandė naują produktą ir aš kaip galvoju, blemba, reikia pabandyti. Aš pabandžiau ir nuėjau viral po kokios savaitės 2
ir dar ten padariau revenue kokias 2K, nu jo, taip grubiai paėmus 2K. Ir jisai mirė tas produktas, nes jau buvo mažiau negu savaitė likus iki kalėdų ir čia toks, kai buvo kalėdinis produktas realiai. Nu, tipo, gali ir po kalėdų naudoti, bet tiesiog šiandien Pirkdavo iš esmės dėl dovanų turbūt visi, ne šiaip savo. Yeah. Ok. Aš tau dar siunčiau šiaip tą produktą, tai gal dar galėsi čiatuose pasižiūrėti. Ok, įdomu pasižiūrėsiu, neatsimenu aš dabar jau. Gerai, reiks pažiūrėti. Tai žodžiu, AI pakeitė tavo testavimo procesą, ne? Yeah. O kaip su kontentu, kas tau labiau prie širdies, ar tipo generuoti video su AI, ar pačią filmuot labiau patikdavo? Šiaip filmuot patikdavo, bet tiesiog kartais kai kurie kadrai paima per daug laiko, kad sugeneruot. Tai pavyzdžiui, užtrukdavo vieną kadrą kartais nufilmuoti 10 minučių, o jeigu ten jisai 2 sekundės tik matos, tai labai daug irgi laiko atima. O per 10 minučių su AI gali realiai sugeneruoti visą videką. Tai maloniau gal savo ranka filmuot, bet AI yra praktiškiau. Jo, AI, tipo, tas filmavimas niekur nedingsta, su organic dropshippingu tu visą laiką gali filmuoti, tu gali savo produktus, tipo, testuoti kaip ir anksčiau, tiesiog filmuodamas, bet tas AI dalykas, tas visas, nu, tiesiog galimybė nuo susikūrė. Tu, karočią, gali viską sistemizuoti su AI. Tu vieną įrankį pasiemi, tu gali nuotraukytės generuoti, video generuoti, visą kontentą generuoti. Tai, tipo, tiesiog žiauriai protinga, žiauriai laiko sutaupo visas tas dalykas. Kitas dalykas, kad nereikia produkto laukti, tai irgi čia žiauriai didelis pliusas. Ok, apie tą dabartinį vinerį tada. Kiek pavyko sugeneruoti iš viso su juo, su AI turiniu? Taip, labai viešai gal į skaičius nenoriu skelbtis, bet jeigu taip kalbant, nu, tai šį mėnesį turėtų būti iš šito produkto jau, nu, šią savaitę turėčiau pasiekti 6 figures. Čia vien su šituo, ne? Jo, tik su šito produktu. O kiek laiko, kiek užtruko? Dabar yra 18 diena, kada pradėjai, atsimeni gal? Pradėjau, man atrodo, balandžio gal 19 šitą produktą rainant. Okay. Tada balandžio 21 gavau first sale ir tada jau pradėjau įt viral neblogai. Nes turiu Prime accountus Facebook'o ir Instagram'o, tai žiauriai padeda. Tai visa apyvarta iš Facebook'o ir Instagram'o? Žinai, iš kurios platformos daugiausiai ateina? Iš Instagram'o. Ok. Turi belę kiek peržiūrų jau? Jo, apie 10 milijonų viršaus, bet šiaip galėčiau daugiau surinkti, bet tiesiog nespėju kartais naujų idėjų ištestuoti. Nu, aišku, jau dabar tokioj stadijai reikėtų creatorius samdyti pas tave. Nu, tipo pats vienas, jeigu scaling galima, tai drąsiai imk ir scaling. Ir tu sakei, nu nesakei, aš žinau šitą, bet tu turėjai vieną shopą, tas shopas gavo Shopify Payments baną, nes tipo per didelis augimas, per greitas pasidarė, ten per savaitę 5K man ros padarė apyvartos. Ir nuo nulio, ne? Ta prasme, buvo pradžiai nulis ar ten keli K ir tada buvo 5K. Pirmą savaitę ten mažiau, pirmą savaitę ten buvo pora 1K days ir tada tiesiog žiauriai greitas augimas buvo. Jo, nu Shopify Payments, pamato tą tokį. Ir Stripe'as lygiai taip pat, jeigu Stripe iš niekur nieko pradės augti apyvartą, ten žiauriai greitai iš niekur nieko, tai lengva tokius banus prasileisti. Bet tai čia tiesiog, čia jo viskas all good bus, nes tiesiog atšaldys tos paymentus, tai net nėra, kad labai parinas iš čia. Nu jo, tu žinai, jeigu turi iš ko išsiųst tos užsakymus visus, tai viskas ten gerai, tiesiog teks palaukti šiek tiek. Tos pinigus gausi ir viskas sakei, tiesiog nuo šopo susikūrė, ne? Jo. Nu, supratau, geras. Ta prasme, 5K per savaitę apyvartos, neblogai. Neblogai tikrai. Tai kaip tu manai, grįši prie to basic organic dropshippingo ar pilnai AI liksi? Tikėtina, kad liksiu pilnai AI, bet jeigu turėsiu kokį brandinį produktą, tai galimai yra šansų, kad grįšiu į regular. Šiaip žiauriai gerai tas paprastas basic dropshippingas organic, jeigu tu savo custom produktą turi. Tada viskas sakė, tada nei konkurencija, nei ką, žinai, tu pats turbūt žinai, kaip jisai parsiduos gerai, nes tu kitaip neinvestuotum, žinai, inventorių ir panašiai. Tai tada viskas sakė, nereikia AI realiai. Tu gali bandyti AI, bet
tas AI, aš nežinau, ar jisai žiauriai scalable ar ne, bet galų gale tie fundamentals lieka, kad, nu, tavo kurtas kontentas yra visą laiką geriausias, nes tu geriausiai žinai, ką darai. Nežinau, aš irgi mėgstu filmuoti labiausiai, bet tas AI, visa ta era, karočią AI, tiesiog žiauriai gundo, nes apyvartos didelės ir tu gali greitai patestuoti ir greitai užsidirbti. Tai tiesiog labai daug pliusų ties tuo, bet tas filmavimas tikrai niekur nedingsta, manau. Ok, o tikėjai šiaip rezultatus tokius pasiekti iš to produkto? Visiškai nesitikėjau. Galvojau, okei, max čia bus 5K, nes turėjau golą iki vasaros 10 kaip padaryti. Tai galvoju, nu 5K būtų idealas, tiesiog galvoju, tobula būtų, jeigu bent 5 kaip padaryčiau. Geras. O šiaip apie produktą kalbant, kur tu jį radai, kaip išsirinkai tokį produktą? Tai scrollinau burnerį, čia buvo antras AI produktas. Ir pirmas produktas buvo tas air cleaneris, kur Ok. Kaip su juo sekės? beveik pramušiau viral, bet tiesiog mečiau ir ėjau į šitą produktą, nes pamačiau šitą produktą, žiūriu vienas konkurentas ir tiesiog kažkaip galvoju, blemba, reikia pabandyti ir jisai neblogai viralėjo. Ir tada po kokios savaitės aš jį perlenkiau, jisai, kiek mačiau, metė tą produktą. Dabar jau daug konkurencijos šiaip yra, bet turbūt esu main kompetitorius. Geras. Tai realiai labai laikų šokai. Jeigu dar tą konkurentą nukonkuravai, tai iš viso čia ledas pasiėmė visą market share savo. Geras. Profitas geras? Kiek maržos? 7-8% maržintas. 7-8, minus. 7% marža. Čia neregėtas dalykas, karočią. Nu, su organiku čia regėtas, jo, organikas čia didelis privalumas organiko. Jeigu ten su reklamom tokias apyvartas darytum, tai ten 10% pasiliktum dar PVM, ar sumokėtum Facebook'ui už reklamas, už biudžetus visus savo, tai žodžiu, jo, čia organiko didelis pliusas, 8% maržas. Geras. Ok, nuo rugsėjo pradėjo, ne? Šiaip įdomu, ar buvai visą laiką tas toks motyvuotas čiūvas, kuris, nu, tipo, neturėjo minčių mest niekada, ar buvo tokių kažkokių momentų, kur šūdas, niekas čia nelimpa, ką žinau, eisiu prie kito kokio nors biznio modelio, ar nebuvo tokių momentų? Nebuvo, nes labai stengiausi ir mačiau greitą procesą, ta prasme, ne iš seilo pusės, o iš pačio movemento, kaip renku peržiūras, kad kiekvieną dieną tobulėjau ir kažkaip galvoju, blemba, tikrai nemesiu. Šiaip net nebuvo niekada minčių, kad mest organiką. Buvau apstojęs šiek tiek, bet nebuvo niekada minčių mest. Nice. Nu, jo, jeigu pusę metų dar tik tais užsiėmė, tai nėra dar daug. Dažniausiai metų žmonės, jeigu pusę metų ir nieko nepasiekia, žinai, tai po pusę metų dingsta visa motyvacija, nieks čia nelimpa, progreso nėra, tai tada jau ten retas, kuris lieka, bet jeigu tiek užtruko tau tiek pasiekti, tai čia iš viso, žinai, super. Paliubomu nedings motyvacija niekada. Geras, tai sakai, niekam dar nesakei, kad užsiėmė ir uždirbinėjai? Nu, kažkiek žino, bet, nu, šiaip šeima tai pavyzdžiui žino, bet iš draugų tai nelabai kas ten žino. Okay. Nu, bet jau manau, jau sužinos po šiandien. Nu, tikėtina, kad sužinos. Tai gerai, žinai, svarbu, kad nežinau, neišsipūstum, žinai, kaip žmogus čia. Nėra kažkas. Net nelabai aš jaučiu tos pinigus, šiaip tiesiog uždirbau, tai neatrodo, kad kažkas net pasikeitė. Blemba, kol nejauti, kol nėra sąskaitoj, tai visai kitoks jausmas, tu nematai gyvai ten skaičiukai, žinai, jo, gerai sekas, tu matai skaičius ir peržiūros matai, kad yra, ir Shopify'aus dashboardas yra, žinai, viskas gražu, tiesiog skaičiukai, tai žinai, kad sekas, bet, nu, jo, labai gerai, kad nėra to tokio kažkokio ego, kur tipo, aš čia dabar žiūriu kietas, čia, žinai, wow, čia žiūrėkite mane, gerai, kad to nėra, nes tas labai kiša koją. Supratau. Šiaip gyvenimas turbūt nieko nepasikeitė, ne, kaip buvo, taip ir yra, tiesiog geriau sekas. Jo, nu tiesiog kažkaip net nesistengiu, kad ten labai kažkaip lepintis ar kažką, nes nenoriu taip, žinai, iš savęs labai pasikeisti. Ir, nu tiesiog išlikau toks pasitais, kad biškai daugiau eurų turiu ir tiek. Nu tai labai gerai, nesugadino tavęs kol kas dar šitas visas dalykas ir čia yra geriausias rezultatas, tipo. Jeigu leisi labai galvą lįsti tiems skaičiukams, tai ten bus blogai tikrai. Tai labai gerai, džiaugiuosi, kad nepakeitė tavo mąstymo visas šitas reikalas. Gerai, mama sakei žino, ne, tėvai žino. Ką tėvai sako? Jo.
Nu tai ką žinau, tai tėvai džiaugiasi, bet Kroatijai čia net nėra apie ką kalbėti, aš manau. Aišku, Kai džiaugiasi. pasiekia tokius rezultatus, tai nei pyks, nei ką, bet Kroatija. Kad džiaugiasi, tai džiaugiasi, faktas, man tai įdomu, žinai, supranta, kokie čia skaičiai, nesupranta, kad čia yra tavo, žinai, man įdomu, tipo, gal Tai mamai aš ten nepasako tėvai, pasakiau, kad čia kaip tipo buvo. šokas, bet, nu, tipo, jaučiu buvo kažkokia reakcija vis tiek. Nu tai aš ten pasakiau, kad buvo apie tram, tai kaip per vieną ausį atėjo per kitą išėjo, kažkaip nenugirdo tos skaičius ir tą pačią dieną antrą kartą pasakiau. Tai labai nustebo. Iš Jo, tikrųjų, nes... labai geras, geras. Faina, va čia tas momentas, kuris turėtų motyvuoti, žinai, kiekvieną. Yeah. Net tiesiog, žinai, ten dashboardas, Shopify'us, bet va kažkas tokio, žinai. Čia žymiai didesnis motyvas turėtų būti visas šitas veiklos, žinai, už ką tu dirbi, žinai, net tiesiog turėti ant skaičiukų kažkokių. Supratau, geras, smagu. Kokie iššūkiai dabar šiaip tais, vat, neskaitant Shopify'us, tų banų, Shopify Payments'ų, yra kažkokie iššūkiai. Laiko turbūt, netrūkumas, sakai, nori... Jo, vat, vienas iš didesnių iššūkių tai yra laiko trūkumas jo. Nes ir į salę reikia nueiti, ir į mokyklą. Nu, iš mokyklos tengiuosi dabar kažkiek gal iš paskutinių pamokų išeiti, kurių nereikia. Ir tiesiog į organiką. Ir jo, stengiuosi, ko įmanoma daugiau šiaip skirti laiko organikui, bet turbūt jo pagrindinė dabar problema tai yra, kad laiko trūkumas. Bet čia jau nežinau kiek čia, porą savaičių liko iki vasaros, tai turėtų būti viskas all good. Jo, vasarą galėsi scalinti baisiai. Negalvoji apie creatorius kokius nors? Šiaip galvojau. Galima pasiimti tavo vietoj, jeigu contentas AI, aš kaip bent jau darau su creatoriais, aš sukuriu Google Drive aplanką su visais savo klipukais ir tiesiog sumetu ten ir duodu creatoriui prieigą. Jisai gali pasiimti klipukus ir karpyti video. Tipo, sutaupo daug laiko, aišku, žmonės gali iš tavęs pasiimti tos klipus ir savo naudoti, bet, nu, tipo, biški rizikos ir risk and reward, žinai. Reikia pasverti, ką apsimoka daryti, bet jo, su creatoriais tau dabar apsimokėtų visai varyti, scalinti, arba bent jau tada, žinai, outsourcing video kūrimą. Sumokėk kažkam, kad tau kurtų kontentą ir tu pats postinki savo paskyras, kadangi tu geras paskyras turi, žinai, užpramintą žiauriai. Yeah. Tai galima ir tai bandyti daryti, bet, nu, čia tipo tau pamastymui. Geras, tai užskeilinsi per vasarą, jaučiu gerai pasieksi. Imsi daugiau produktų ar su šito vienu dirbsi? Nežinau, reikės bandyti kažką naujo, bet Kroatijai. Nereikia užsidėti ties vienu produktu. Jeigu ant šito paleisiu creatorius, tai tikrai ieškosiu naujo produkto. Šiaip galvoje turiu produktų, tik reikia sugalvoti, kaip naują angle paimti, nes jau mačiau, kiti jau pradeda pabiškį scalinti su šitų produktų, konkurencijos yra, tai tiesiog bandysiu creatorius susirasti ir užscalinti naujus produktus. Čia kalbėjai apie šitos naujus angle produktų. Man irgi, vat, kas patinka su AI visais tais konceptais, kad žiauriai lengva pasimti kažkokį žiauriai unsaturated produktą. Nu, tie produktai, kuriuos mes renkamės, jie nėra kažkokie ten super duper ypatingi. Dažniausiai tokie basic dalykai, nu, aš nenoriu lyginti tų metodų, bet basic gan produktai, mes tiesiog kaip juos patikėm, tai tas žiauriai irgi pasidaro lengva. Tau taip lengva produktą surasti naują kažkokią arba naują angle savo tam geram produktui. Didelis irgi pliusas, man šitas labai patinka su AI. Tai supratau, nežinau, turbūt tiek. Žinau, kaip sekas, žinau, nuo ko prasidėjo viskas, žinau, ką planuoja ateičiai. Gal kokį planą ateinantiems metams? Turi kokį planą didelį? Vieną planą turiu, kurį gal savo pasiliksiu, bet yra main golas vienas. O iš artimiausių tikslų, tai nežinau. Dabar negalvoju apie artimiausią tikslą, nes reikia susitvarkyti su dabartiniais dalykais. O tikslą tai naują užsibrėžti tikrai šią savaitę. Bet dabar šiek tiek laiko neturiu, tai... Nu, bet kažkas big bus, nes jeigu sugebėjau tiek pasiekti, tai naujas tikslas bus big. Jo, žinai, kuo toliau, tuo geriau čia. Tie higher highs, higher lows, žinai. Progresas vyksta, ar tipo, šitas augimas vyksta visą laiką, aišku, tai jo, jeigu tiek dabar jau padarai per ten mėnesį ar kiek, tai jo, toliau lubos aukštas turėtų būti. Jo. Tai gerai, smagu. Turi kokių gal patarimų visiems, kas žiūri, iš savo patirties kažką parekomenduoti. Gal, pavyzdžiui, žmonėms sunku, tipo, galvoja mest, aišku, tu su to nelabai susidūri, kad ten nori mest, bet gal kokį patarimą kitiems, kurie gal nemato progreso. Tiesiog grindinkit, jeigu nesiseka, tai
ypač grindinkit, va tuo momentu, kai nesiseka, tuo momentu, kai esat savo žemiausiam lygyje, užskėlinkit. Nu tikrai, ta prasme, daugiausiai potencialo ir turi tas laikas, kai nesiseka, nes tiesiog svarbiausios valandos tuo momentu yra, nes tiesiog tu tada viską skiri organikui. Nu, nebūtinai organikui, gal kažkuo kitu užsiema, bet tiesiog yra žemiausias taškas tavo, tai tiesiog dirb kuo daugiau ir atsipirks bet kuriuo atveju. Tik laiko klausimas kada. Nu, nes tiesiog turi būti disciplinuotas, ne tik organikė, o visur, norint pasiekti aukštumų. Ir tiesiog grindinkit ir pasieksit bet kuriuo atveju. Jo, nu čia faktas. Šiaip, blemba, šitą galima kartoti ir kartoti visiems, bet Jo. ne visi nori iš viso. Daug kas pradeda dažnai šitas veiklas visokias internetinės, bet ne visi to nori iki galo. Ir tipo tiesiog pamato, kad darbo nemažai, nu, ai gerai, tipo nebedomina. Tai čia, žinai, neįpiršti tų tokių gerų disciplinų žmonėm, kad reikia daug dirbti ir tipo Jo. užsitarnauti savo reikia. Tai, nu, tu irgi, vat, nu, tikrai ne iš dangaus nukrita rezultatai, pats užsitarnavai, žinai, turėjai pasiekti, ką rašai. turėjai pasiekti ir, nu, natūraliai susidėlioja viskas. Tai geras. Ir okei. nesitikėkit tikrai rezultatų ten per mėnesį, per 2. Nu, šiaip, jeigu su AI, tai rezultatai tikrai tikėtina, kad bus greičiau negu su regular dropshippingu. Bet tiesiog nesiparinkit ir dirbkit ir tiek. Jo. O čia paprasčiausia paslaptis, kuri yra tiesa. Jo, klaidų reikės padaryti, reikės ir failint daug, tipo, nu, nes tu kitaip neišmoksi. Nu, tipo, jo, nieks neatėjo į organiką, žinai, ir iš pirmo produkto ten iš karto, žinai, puikiai sekės, nu, nebuvo, čia neregėta istorija, žinai, nieks taip niekada nepadarė. Jo. Tai reikia failint, reikia daug dirbti, reikia daug testuoti produktų, daug konceptų video ištestuoti ir, nu, kažkas galų gale prilimpa, tu supranti, kaip tas kontentas veikia, kaip tie produktai veikia, kurie parsiduoda, kurie neparsiduoda ir tiesiog patirtis kaupės ir atitinkamai rezultatai tada jau susidėlioja. Jo. Ok, dar vienas prašymas. Kažkokį apčiuopiamą patarimą žmogui, kuris žiūri, kuris užsiema organiku, ką gali pritaikyti šiandien, tipo, kažką, ar apie kontentą, apie produktus, kažkokį patarimą iš savęs, kad jisai galėtų šiandien pabandyti ir patestuoti tavo šitą patarimą, jeigu tokį turi. Tiesiog imkite idėjas ne tik iš konkurentų, o paimkit dabar paprasčiausią, bet kokį produktą paimkit ir kuris eina viral, tą pačią idėją pritaikykit savo produktui, nes dabar fonų, tai su AI galit milijardą pridaryti. Tai nebėra ten jau dabar jau tokio stabdžio, kad negaliu filmuoti, nes neturiu tokio fono. Tiesiog dabar padarykit su AI naują angle savo produktui, bet paimkit kokį viral videką. Ir tada, nu čia aš manau buvo mano winner konceptas, nes bandžiau iš kito produkto naują angle ir paėjo. Dabar eina viral tas konceptas. Geras, ok, nu va, viskas, turit ką veikti žmonės, ką testuot. Tai gerai, viskas, aš klausimų daugiau neturiu, žinau visą tą situaciją, labai įdomu išgirst buvo, labai įdomu pabendrauti gyvai, nes čia tos aktyvus, ten rezultatus visi mato, tipo, wow, kaip čia tai paėjo, žinai, žiauriai įdomu visiems, ne man vienam. Man irgi visi šitie, žinai, įdomus studentų sėkmės visokios, nes yra nemažai tokių, žinai, tai visada įdomu išgirsti, kaip tau, žinai, paėjo. Tai ačiū, kad sudalyvavai šitam skambutį, kad papasakai savo visą istoriją. Labai įdomu ir tikiuosi buvo daug vertės, kam žiūrėjot. Tai ačiū tau. Aš irgi labai tikiuosi. Prašom. Na va, tai Dovydo pavyzdys parodo mums kelis dalykus. Kad amžius, laiko stygius, patirties kažkoks reikalavimas yra mitas, yra tikrai nebūtini dalykai, kad kažką uždirbti. Didžiausia kliūtis yra tiesiog nežinojimas, ko ir kaip imtis, pasimetimas ir jokios struktūros arba sistemos neturėjimas. Čia yra didžiausia kliūtis. Jei pažiūrėjai šį video ir pasijutai, lyg tais norėtum to paties, galbūt tu irgi nori užsiimti organic dropshippingu, tai žinau, kad viskas, apie ką mes kalbėjom, yra mano mokymuose. Viskas apie turinio kūrimą, viskas apie socialinius tinklus, apie viral marketingą, apie viral konceptus, apie AI strategiją, kuri viską pakeitė Dovydui ir daug daugiau. Jei nori sužinoti tiksliai, kaip mes kūriam turinį su dirbtiniu intelektu, kuris yra net pažinamas nuo tikro turinio, filmuoto turinio,
Tai gali sužinoti kitame mano video, nuorodą pamatysi ekrane. Jeigu nori prisijungti prie mano mokymų, išmok mano strategiją, video aprašyme rasi apklausą, užpildyk ją, tai užtruks vos kelias minutės ir tai bus pirmas žingsnis link tavo pirmojo tikro pelningo internetinio verslo. Tai šiam kartui tiek ir iki, tikiuosi pasimatyti su tavim bendruomenėje.